Just you and the rest of the world doesn't matter for me. Maybe that's my failure. Apie akinius dar negaliu pagalvoti, nes mano profesinė veikla yra realiai scena. O linzės irgi nėra pats patogiausias variantas, nes daug dalykų, pavyzdžiui, skrendi lėktuvu ir daug kelionių ir pastoviai tos akys užmiegi kažkaip tai bet kur tam lėktuve ir akys džiūsta ir sausas, makiažas vėl negerai, nes alergizuoja akis ir daug visokių dalykų. Ir ypatingas mano profesija, tai dar be to, žinai, labai svarbus yra atlikėjų statinis vaizdas pats, kas man irgi labai svarbu yra. O kai jo dabar nėra, tai reikia pasidaryti operaciją. Nematau nieko. Taip turi būti. Va dabar viskas grįžo vaizdas, taip? Aha, bet jis labai keistai. Viskas gerai, viskas. Esminį dalyką padarėm, o iš kokios ten dainos arija buvo? Ką? Iš kokios dainos arija buvo? Free jazzas. Each moment seems as long as Viskas praėjo labai gerai. Skaudėt neskaudėjo šiandien, kaip sakant, pacientai patenkinti, tas mums labiausiai džiugina. Manau, kad ateityje tikrai džiaugsis gautų rezultatų ir problemų tikrai neturėtų būti. Aišku, apribojimai trunka maždaug pirmą savaitę, tai ten jau kaip merginom kas skaudžiausia, tai kad negalima naudoti akių kosmetikos, tai tušų šešėlių kremų. Į tai jos labai skausmingai reaguoja, bet manau, kad savaitė gyvenimo atžvilgių žiūrint tikrai nieko nepakeičia. Tai aišku, kurį laiką reikės prisisaugoti vandens pramogų, tai kažkur tas trunka 3-4 savaitės, o tą normalų kasdienį gyvenimą, tai iš esmės galima jau pradėti gyventi nuo šiandienos. Štai. Labas rytas. Tai kaip įspūdžiai? Gerai, labai. Gerai? Visų ta nesąmonė. Ta prasme, nesąmonė kuom? Kad gerai? Kas labai gerai? Gerai, sėdam, pasižiūrėsim, ant kiek tas gerai. Vakar atsikėliau, po to ten 4 valandą. Ir net išėjau į miestą vakarieniauti su draugais. Ar čia kuri nors eilutė matosi? Visos matosi. Visos matosi. Tai ką, tai sveikinu įstojusių gerai matančių žmonių klubą. Tai šiandien pirma diena, matymas jau 100%. Šitoje akis super rezultatas, jeigu jisai toks ir liks, tai būčiau ir aš labai patenkintas ir jūs labai džiaugtumėtės. Kur net negaliu patikėti, nes šiandien vėl atsikėlus, kur, bundu ir ieškau jau su ranka akinių ar linzių dėklą ir po to tik supratau, kad man visai nereikia jo. Tai atsikėliau, laišinau daktaro priskirtų lašiukų ir netgi šiandien jau matau geriau negu kad mačiau su akiniais. Norėčiau padėkoti daktarui Makseliui už gerą labai atmosferą sukurtą, gražias konsultacijas ir operaciją ir naujas akis.